Mūsų gyvenimai diktuoja daugybę dalykų, kurie ateina kai kurie neišvengiamai, kai kuriems dalykams mes turime dėti pastangas, kad jų nebūtų, kad jų būtų mažiau. Ir mūsų visų patirtis be išimties yra be abejo nuodėmė. Nuodėmė, kuri turi savo svorį. Ir paprastai žvelgdami į žmonijos istoriją, be abejo religijų istorijas, taip pat ir mūsų krikščionišką religiją galime stebėti, kaip mes interpretuojame, kokia yra Dievo reakcija į nuodėmę. Kaip Dievas reaguoja į žmogaus nuodėmę. Išmokote būdami mažais dar, Dievas už gerą atlygina, už blogą baudžia. Ir iš tikrųjų, ar žmogaus nuodėmė Dievą sutepa ar pažemina? Tikrai ne. Kokia yra nuodėmės veikimo eiga? Pati nuodėmė, ji turi blogį žmogui. Ir kada mes kalbame apie Dievo įsakymus, kada kalbame, sako, kad Dievas sukūrė taip, kad žmogus yra sukurtas vyras ir moteris, kad nežudyk, nevok, nepaleistuvauk. Šie dalykai atgula dėl to, kad tu būtumai laimingas. Ne dėl to, kad Dievui pagailo truputėlį, jog tu nuo savo kaimyno kažką pavogtumai. Tavo laimė remiasi į tai. Visa žmogaus laimė remiasi į tai, ką Dievas iš tikrųjų bando tau įduoti ir nuo ko apsaugoti. Žmogaus nuodėmė veda mus į mūsų išsigalvotus dalykus ir kas bebūtų, kas ką beskelbtų, žinokite, kad Dievas yra mūsų tikros, tvirtos laimės pusėje. Ir jeigu mes išmokome 10 Dievo įsakymų, nėra religijos, kuri negintų vyro ir moters, tą vadinamą sąjungą. Absoliučiai visos. Skaitykite visas prototipinės hinduistų religijos kilmės knygas ir rasite panašius dalykus. Ir be abejo, mūsų šventas raštas, pirmi puslapiai, kalba apie žmogaus sukūrimą, žmogaus sutvėrimą. Ką daryti, jeigu tavo brolis tau nusikalsta? Turi tapti jo angelu. Įsivaizduokime, turime kelią padėti arba kelią pasirinkti Kaino. Aš nesu savo brolio sargas. Ne, tu esi savo brolio sargas. Tu esi ypatingas savo brolio sargas. Jeigu tu išgelbėsi savo brolį, Evangelijos pabaigoje sako, tu apdengsi savo daugybę nuodėmių ir blogo gyvenimo, nes danguje dėl šio vieno žmogaus bus daug džiaugsmo. Melskime, kad Dievas iš tikrųjų duotų išminties. Mūsų pirmas kelias be galo sudėtingas, bet nėra kito kelio. Nėra eiti pas kaimyną arba pas kitą artimą žmogų ir aptarinėti brolio nuodėmę. Mūsų vienintelis pirmas kelias ateiti ir jam pasakyti, broli, tavo yra blogai šita pusė. Tai yra tavo šis skausmas. Tu darydamas tai ne laimę kursi, o iš tikrųjų kentėsi. Tai yra nuodėmė. Mūsų pirmas darbas įspėti brolį tarp 4 akių. Ir tenka mokykloje dirbti ir būti tokiais atvejais, kad iš tikrųjų mokytoja kalba ant kito mokytojo, mokytoja gali kalbėti ant tėvų. Turim atvejį, mokytojas sukiršino kitą mokytoją su tėvais. Kas vadovui lieka padaryti? Jie peršoko į kitą pakopą, aš šoku į antrą pakopą. Aš jau negaliu pasakyti tau akis į akį. Pagalvokime, maloniai stovi, vyksta akistata. Tarp mokytojo ir tėvo. Tokį tikrą atvejį turėjau. Bet prieš tai mokytoją įspėjau. Mokytoja, tavo yra va tokia klaida. Ateis vaikelio tėvai ir ateis tave kaltinti mokytoją. tą savo klaidą pripažink ir viskas baigsis. Atstojam į pirmą poziciją.
Tai yra šis faktas, buvęs sakralinėje muzikos mokykloje ir be abejo, tėvai buvo nuraminti. Pati mokytoja ta pirmoji, truputėlį pažeminta, bet labai nedaug, nes kipišas tuo ir baigėsi. Kokia yra trečioji pakopa taisyti brolį? Jeigu nepaklausė prie 4 akių, tada kvietėtės dar kitą žmogų, tai be galo sudėtinga, prie 6 akių ar 8 akių sakote tą blogį, nuodėmę. Lieka pasakyti visai bendruomeniai. Ir bendruomenė meldžiasi. Paskelbia, jeigu neklauso bendruomenės, viešų nusidėjėlių tiesiog, kaip sakoma, muitininkų. O ką Jėzus daro su muitininkais? Ką Jėzus daro su tais didžiaisiais nusidėjėliais? Taiko dar didesnę, dar jautresnę taktiką, nes Jėzus pasakymas ganėtinai aiškus. Mėlieji, aš atėjau ne pas sveikus, esu siųstas nesveikiems, o ligonėms. Taigi, jeigu turime savo tarpę dar stipresnių, didesnių ligonių, turime būti dar jautresni ir savo jautrumu padėti žmogui išeiti iš jo didžiulės bėdos, apakimo. Mūsų pilna spauda yra įvairių dalykų. Švietimo ministerija sako, kad taip nėra, kiti sako, kad taip yra. Yra kalba apie vaikų auklėjimą, lytinį švietimą. Būdamas atsakingas, jums neskaitysiu nei vienos pusės, nei kitos, tačiau paimsiu mūsų medikų puslapį, kuriame klasifikuojasi žmogaus psichiniai sutrikimai. Jeigu jūsų vaikas įpuola į tą sutrikimą, reiškia, jisai turi psichinį sutrikimą ir niekas negali sakyti, kad jis dabar jaučiasi kuo Napoleonu. Tada mama nuperka Napoleono rūbus. Rytoj jūsų sūnus sako, dabar aš einu į karą, nes jam yra sutrikimas. Tai jūs sakote, imk kardą, reikia į karą. Ar taip, mamos? Ne. Niekas taip nedaro. Esant sutrikimui yra medikų darbas, o jums keletas sutrikimų, dėl kurių vyksta didžiulės diskusijos, jie yra klasifikuoti galiojančiuose ligų sąrašuose. Visiems kantrybės. Ligų sąrašas turi žmogaus psichinius sutrikimus. Mes galime keliauti per juos, rasti daugybę vietų, kurios atrodo keistos. O prieš tai pagalvokite, pavyzdžiui, kaip man dabar yra bronchai. Tai yra tik bronchai, esu daręs testą, nėra nei covido, nei gripo. Pavyzdžiui, jeigu man būtų gripas, tai būtų raidė, skaičius ir parašyta gripas su pneumonija. Diagnozė apibūdinama taip. Gripo sukelta broncho pneumonija, pavyzdžiui. Liga su kodu F yra ligos susijusios su psichikos sutrikimais, pavyzdžiui, F60. Specifiniai asmenybės sutrikimai, keletas jų. F64. Lyties tapatumo sutrikimai. Ši kategorija sudaro 5 diagnozės, atskiri kodai. F64.0. Transseksualumas. Tai noras gyventi kaip priešingos lyties asmuo ir būti juo laikomam, paprastai lydimas diskomforto dėl savo anatominės lyties ar jos netinkamumo jausmo ir noras būti gydomam hormonais, chirurgiškai, kad kūnas kiek galima labiau atitiktų pasirinktą lytį. F64.1. Dvilypis transvestizmas.
Tai priešingos lyties drabužių dėvėjimas siekiant pasidžiaugti laikinu pabuvimu priešingos lyties asmeniu, bet netrokštant pastovesnio lyties pakeitimo ar su tuo susijusios chirurginės operacijos. Lyties tapatumo sutrikimas paauglystėje ar suaugusiame amžiuje tai yra netransseksualus tipas išskyrus fetištinį transvestizmą. F64.2. Lyties tapatumo sutrikimas vaikystėje. Tai sutrikimai, kurie pirmiausia pasireiškia ankstyvoje vaikystėje, prieš lytinį brendimą, kuriems būdingas nuolatinis bei stiprus nepasitenkinimas esama lytimi, noras būti priešingos lyties atstovo arba primygtinis tvirtinimas, kad juo jau esama. Ir taip toliau. Palieku visą diagnozę, skaitykite, kaip mergaitė nori būti berniukiško elgesio arba mergaitė arba berniukas mergaitiško elgesio. Dar gali būti F64.8, kai lyties tapatumai sutrikę, F64.9, nepatikslintas lyties tapatumo sutrikimas, tai yra lyties vaidmens sutrikimas ir niekaip neklasifikuojamas. Kad nebūtų tik tai medicinos vadovėlio duomenys, dar keletas minčių iš nuostabios kelionės popiežiaus Pranciškaus į Mongoliją. Ten popiežiai gyvenime nėra kojos įkėlę. Pirmasis Pranciškus ten buvo lygiai prieš savaitę 11 val. Mišiose. Popiežiaus Pranciškaus keletas minčių pasakyta šventose mišiose Ulan Batore. Ir ten dalyvavo Mongolijos katalikai. Salė buvo netokia didelė. Tai buvo beveik nauja ledo arena. Joje tilpo faktiškai visi gal Mongolijos katalikai, o ten 2,5 tūkstančio talpinanti salė. Dieve, mano gyvastis tavęs ilgisi, mano kūnas tavęs trokšta, kaip žemė. Mus keliaujančius per sausringą žemę pasiekia geroji žinia. Savo kelionėje mes nesame vieni. Mus kamuojanti sausra neturi galios paversti mūsų gyvenimą nevaisingų visiems laikams. Mūsų šauksmas neliks neišgirstas ir troškulys bus numalšintas. Dievas Tėvas atsiuntė savo sūnų, kad jis duotų mums gyvojo šventosios dvasios vandens, sieloms pagirdyti. Jėzus mums rodo gyvenimo kelią, tai meilės kelias, kuriuo jis ėjo iki pat kryžiaus. Troškulys, jis gyvena mumyse. Ir meilė, kuri vienintelė numalšina mūsų troškulį. Visų pirma, turime suprasti, kad yra tas mumyse glūdantis troškulys. Nepamirškite ir kelionės nuovargio. Esame visi Dievo klajokliai, laimės ieškantys piligrimai, meilės ir troškę keliautojai, o dykuma, apie kurią šiandien kalba psalmininkas, tai yra mūsų gyvenimas. Žmoguje glūdintis troškulys tai visų pirma mūsų širdies troškimas atrasti tikro džiaugsmo paslaptį. Troškulys yra didysis slėpinys. Tai troškulys atveria mus gyvajam Dievui, meilės Dievui, kuris ateina mūsų pasitikti, kad suprastume, jog esame Dievo vaikai ir vieni kitiems broliai ir seserys. Meilė. Meilė numalšina mūsų troškulį. Tai yra viso krikščioniško tikėjimo esmė. Dievas yra meilė. Per savo sūnų Jėzų tapo mums artimas. Jis supranta mūsų gyvenimą, supranta tavo svajonės, tavo laimės troškimą. Gyvenimo dykumose, nuovargyje Viešpats neleidžia, kad mums pristigtų jo žodžio vandens.
Jėzus sako, nereikia būti dideliam, nereikia būti turtingam ar galingam, kad tu būtumei laimingas. Tai meilė nuramins mūsų širdis. Tik meilė gydo žaizdas, tik meilė suteikia tikrai džiaugsmą ir tai yra kelias, kuriuo mes einame pamokyti Jėzaus, o jis jo ėjo pirmas. Tiesa, tai kainuoja pastangų, pasiaukojimo, kartais reiškia ir kryžių. Tačiau dar didesnė tiesa, kad kai dėl Evangelijos aukojame gyvenimą, Viešpats jį mums dovanoja su kaupu, kupina meilės ir džiaugsmo. Popiežius Pranciškus.